ką sako konvencija apie kurčiuosius ir apie visus žmonės su negale, bet yra specifiniai dalykai, kurie yra kurčiųjų bendruomenė. Tai visų pirma, gestų kalbos pripažinimas, kaip lygia teisės, lygia vertės kalbos nacionaliniai kalbai, šnekamai kalbai. Tai šitoj vietoj mes dar turime ką nuveikti Lietuvoje, nes dar trūksta pakankamo pripažinimo, gestų kalbos pripažinimo įstatyminių lygmenių, nes tai iš karto lemia gestų kalbos kaip tokios, reiškia, įdiegimą į praktiką, gestų kalbų vertėjų rengimą ir panašiai. Antras dalykas, kas yra konvencijoje, tai yra kurčiųjų kultūra. Kurčiųjų kultūra turi būti saugojama, puoselėjama, skatinama. Tai va čia iš to mes ateiname į švietimą ir mes matom, kad Lietuvoje, bet čia ne tik Lietuvoje, kitose kraštuose mes turime tos pačius dalykus, kaip suderinti socialinės įtraukties lygybės principus ir gestų kultūros, tai yra kurčiųjų kultūros ir gestų kalbą kaip teisę, kaip žmogaus teisę, kaip kurčiųjų žmonių teisę. Ir jeigu žvelgiant iš konvencijos pusės, mokytis atskirai, kalbant apie vaikus, apie švietimą, kalbant ypatingai apie vaikus dabar, mokytis atskirai nuo visų vaikų, tai yra segregacijos forma. Tas, kas vyksta ir Lietuvoje, ir kitur. Tai yra tam tikra atskirties forma vaikų, kuri paskui lemia tai, kad vėliau ir kai užauga, žmonės kai užauga, tampa suaugusiaisiais, vėliau irgi iškyla begalė įvairiausių kliūčių, nes visuomenė, kaip sakoma, nepasiruošus, bet iš tikrųjų nėra tos įtraukties galimybės vėl yra labai ribotos arba dalyvavimo lygiai su visais žmonėmis. Ir dabar klausimas yra tai, ir mes žinom, kad pasaulinė kurčiųjų asociacija yra aiškiai pasakiusi, kad įtrauktis, jeigu vyksta įtrauktis į bendro ugdymo sistemą, turi būti gerbiama gestų kalba, išsaugoma gestų kalba, teisė į gestų kalbą, turi būti gerbiama kurčiųjų kultūra. Tai klausimas, kaip tai padaryti, kad nebūtų uždaro, atskiros švietimo sistemų, atskirų įstaigų kurtiesiems ir kad vaikai visi mokytųsi drauge. Tikėtis, kad visi vaikai, visi mokytojai išmoks gestų kalbos, galbūt būtų naivu ir to neįpareigoja konvencija ir gal tikrai ir neišmoks. Klausimas, kaip tai padaryti, kad švietimas, o vėliau ir darbo rinka, jinai prisitaikytų, kad jinai taptų įtraukia, tai yra būtų pritaikomos sąlygos kurtiesiems mokytis su visais vaikais. Šiandien turbūt patys kurtieji aiškiai irgi pasakys, vien gestų kalbos vertėjo bendro ugdymo klasėje neužtenka. Nes tai galbūt yra užtikrinama teisė į prieinamumą taikant gestų kalbą, bet kurčiųjų kultūros klausimas tuomet jau nueina į antrą planą ir tada kyla pavojus kurčiųjų tapatybei, arba kurčiųjų kultūrai. Tai mano nuomonė, čia aš negaliu pasakyti, čia niekas negali pasakyti, čia taip pat kurčiųjų bendruomeniai ieškoti kartu su žmonėmis, kurie yra nekurtieji, ieškoti sprendimų. Mano nuomonė, kelias yra kurti bendras erdves, kurti bendras patirtis. Bendras patirtis, kur vaikai, tarkim, kalbant apie švietimą, iki mokyklinį ugdymą, ypatingai pradedant nuo iki mokyklinio ugdymo, susitinka ir bendrauja kartu, kur kurtieji ir nekurtieji, kur gali pažinti vienas kitą, nebebijoti vienas kito. Ir tokiose aplinkose mokytojai kartu su padėjėjais, gestų kalbos vertėjais gali pradėti dirbti kartu. Labai svarbu, kad tai būtų nuo pat iki mokyklinio ugdymo, kad buvimas kartu nebegąsdintų, kad netgi ir išlaikytų gestų kultūrą ir gestų kultūra taptų visų kultūra. Tai ir taip pat ir apie pagrindinį ugdymą, tai yra ieškoti erdvių, bendrų erdvių, kur būtų išsaugojama, kaip ir sakiau, gestų kultūra, kurčiųjų kultūra, bet mokomasi kartu. Čia yra sunkus uždavinys, tas uždavinys yra ne tik Lietuvai ir visi, bet manau, kad jau Lietuvoje yra požymių to, kur
daromos pastangos, kad kurčiųjų mokyklos suartėtų, taptų viena erdvė su bendro ugdymo mokyklomis. Taip, specialusis ugdymas prieštarauja konvencijos nuostatai, vienareikšmiai. Ir konvencija labai aiškiai pasako, be jokių, sakykime, dvejonių ir taip pat kaip yra išaiškinęs vėliau komitetas, bendrasis komentaras numeris 4, beje, aš esu to komentaro irgi rinkėjas ir ten tai prisidėjau prie šito komentaro rinkimo. Klausimas yra, reiškia, kad specialiai mokytis atskirai yra bendro ugdymo sistema, bendro ugdymo klasės ir mokytis atskirai mokyklose, atskirose klasėse, tai yra socialinės segregacijos arba socialinės atskirties forma, kuri vėliau nulems, taip pat lemia tai, kad žmonės, tie, kurie mokėsi specialiojo ugdymo sistemoje, jiem vietos visuomeniai greičiausiai nebus. Nes švietimas labai susijęs su tuo, kas vyksta vėliau visuomeniai, suaugusiam žmonėms. Dabar taip, pasaulio kurčiųjų bendruomenė, tarptautinė kurčiųjų bendruomenė, asociacija yra pasakiusi, kad šitai konvencijos nuostatai prieštarauja. Aš gerai atsimenu svarstymą komitete, kai vyko komiteto narių susitikimas su pasaulio kurčiųjų bendruomenės prezidentu ir kitais atstovais. Ir tada mes aiškiai labai sutarėm, kad kurčiųjų bendruomenė turi pasakyti, kaip vis dėlto turim ieškoti, vienas dalykas, turi pasakyti, kaip jie supranta įtraukųjį ugdymą, kaip turėtų būti įtraukusis ugdymas. Ir kad būtų išsaugota kurčiųjų tapatybė, tai yra gestų kalba ir kurčiųjų kultūra. Tai tikrai toj vietoj tikimasi pačių kurčiųjų bendruomenės žodžių. Nes tikrai negali už jūs kažkas imti, nuspręsti, girdintieji, nuspręsti dabar bus šitai. Nes jeigu šitai bus, tuomet įvyksta vadinamoji integracija, tai yra tiesiog perkelimas žmonių, pusiau prievartinis, vadinkim taip, ne prievartinis, bet perkelimas žmonių į bendro ugdymo sistemą. Ir kaip sakiau, vien kur gestų kalbos vertėjas bendro ugdymo klasiai nėra išeitis. Ta mes jau suprantam, manau, visi. Tai yra išeitis, bet tai yra tikrai dalinė ir tikrai nepadeda išsaugoti gestų kultūros ir kurčiųjų kultūros. Tai mano nuomonė, pirmas kelias, kas turi būti, kas jau šiek tiek vyksta, tai yra susitikimai bendro ugdymo mokyklų su kurčiųjų mokyklomis ir bendravimas ir kūrimas bendrų patirčių. Aš jau tą truputėlį minėjau prieš tai. Susitikti. Turi susitikti ir ieškoti sprendimų. Nes negali nuspręsti bendro ugdymo mokykla ateiti pasakyti dabar būsit šitaip, arba krūtėti pasakyti dabar jūs šitaip. Ne. Susitikti ir pradėti turėti bendras pamokas kartu, bendrą užklasinę veiklą turėti kartu. Ir kad įvyktų suartėjimas kurčiųjų mokyklos ir bendro ugdymo mokyklos suartėjimas, vienas kito pažinimas, supratimas per šitai. Ir atnešti kurčiųjų kultūrą, pažinti ją gal ir atnešti į bendro ugdymo mokyklą. Ir atvirkščiai bendro ugdymo sistemos principus į kurčiųjų mokyklą. Žvelgiant iš žmogaus teisų, vadinkim, tokios teorijos pusės, čia ne teorija, bet vis tiek, tai yra toks principas progresyvaus realizavimo. Tai yra, kad socialinės teisės, o švietimas yra socialinė teisė, jinai neįvyksta staiga. Vien įstatymą priėmus įgyvendinimas gali neįvykti. Labai progresyvus realizavimas tai yra, kad pradedam šiandien daryti su labai aiškiu įtraukties tikslu. Mes galim nusistatyti kelią 20 metų ir tarkim, įsikelti tikslą 20 metų ir eiti link visiškos socialinės įtraukties, kurčiųjų bendruomenės ir girdinčiųjų bendruomenės,
švietime, bet tokius tam tikrais žingsniais. Aš tai manau, kad taip gali būti. Ir kurti įtraukties kultūrą, įtraukties patirtis, susitikimo patirtis, vienas kito pažinimo patirtis. Kad nebebūtų tam tikros baimės susvetimėjimo dviejų švietimo sistemų. Dvi švietimo sistemos, kur viena yra specialioji, taip visiškai netitinka socialinės įtraukties principą. Tai čia, žinoma, didysis uždavinys yra, čia ne tik kurtiesiems klausimas ir uždavinys yra pasakyti, kaip turi būti. Čia ir girdinčiųjų bendruomenės klausimas. Kaip jūs turite keistis, sistema turi keistis. Ir konvencija sako, turi užtikrinti prieinamumą visiems vaikams, turi užtikrinti tinkamą sąlygų pritaikymą. Šiandien mes turime švietimo įstatymę. Tas jau švietimo įstatymas garantuoja, kuris įsigaliojo dabar, ką tik rugsėjo mėnesį 24 metų, tinkamas sąlygų pritaikymas. Tiksliau tariant, atsižvelgti į kiekvieno vaiko poreikius arba vaiko grupių, kaip yra kurtieji, poreikius bendro ugdymo sistemai. Reiškia, tam, kad įvyktų įtraukus ugdymas, kuris išsaugo gestų kalbą ir gestų kultūrą, kurčiųjų kultūrą, turi vykti pokytis švietimo bendro ugdymo sistemai, kur įvairovė tampa nebe išimtis, o įprasta normali dalis, kur yra bendro ugdymo klasėje mokosi įvairūs vaikai ir gali mokytis keletas kurčiųjų, kur yra ir kurčiųjų kultūra, jinai yra dalis bendro buvimo, tarkim, švietimo sistemą. Reiškia, tai gali būti, tai yra kelias. Tai suprantamas yra nerimas ir kurčiųjų, kad jos įmes į bendro ugdymo sistemą ir liks be savo kalbos arba neužtikrinta, o jų gestų kalba yra žmogaus teisė. Ir nerimas ir bendro ugdymo sistemos. Visi turi keistis. Bendro ugdymo sistema taip pat turi keistis. Išmokti dirbti, kaip anksčiau gal nedirbo. Su vaikais dirbti nebe vien su klase, bet iš bendro ugdymo sistema, kuri gali dirbti su skirtingais vaikais. Ir atliepti skirtingus vaikų poreikius. Mes einame šitai, neišvengiame. Ir dabar pirmas uždavinys pradėti kurti bendras patirtis. Susitikimo erdves. Mano supratimu su kurčiaisiais ir bendro ugdymo sistema turi būti taip. Klausimas gana sudėtingas, nes taip mes galbūt kaip komiteto nariai nematom labai konkrečių praktikų. Mes ataskaitose šalių nebūtinai pasakojama apie gerasias patirtis kaip gerų vienokių arba kitokių praktikų, nes mes į šalis tai nevažinėjame. Mes šalis atvažiuojame į Ženevą, kur Jungtinės tautos buvo. Bet mano nuomonė yra keletas dalykų. Kartais mes Lietuvoje norime lygintis su geresnėmis nevagi arba tai, ką mes vadinam labiau progresyviomis arba labiau pažangiomis šalimis. Ir siekti, sakom, štai tokioje šalyje yra taip ir taip, darykime kaip ten yra. Mano nuomonė yra tai, ką mačiau Jungtinėse tautose. Net ir pačios pažangiausios šalis, kalbant apie kurčiuosius, tos pačios problemos. Gestų kalbos vertėjų trūkumas, gestų kalbos pripažinimo trūkumas, specialių ugdymo sistemos didesnės arba mažesnės. Ir mano nuomonė, kiekviena šalis, net ir mažiau pažangi, arba kartais jos turi labai gerų patirčių, vietinių patirčių, atskirų mokyklų, atskirų darboviečių ir panašiai. Mano nuomonė yra svarbu ne tiek lygintis su atskiromis šalimis, aišku, matyti geras praktikas, įtraukties praktikas yra gerai. Visada tai yra gerai pamatyti, kad kažkas tai kažkur tai veikia, kažkur tai realizuojama. Bet tas netgi ir tai, kas gerai veikia, tai yra viskas yra procese, viskas vystosi, viskas keičiasi. Įtraukus ugdymas taip nėra, kad šiandien jo nėra, rytoj įkursime ir poryt jisai bus.
Ne, tai yra ištisinis procesas, nes kiekvienas vaikas atėjęs į mokyklą su kažkokia viena arba kita tapatybė ar kitokia negalia, jis kels naujus klausimus. Neįmanoma pasiruošti vaikų įvairoviai, kad iš karto viskas kaip ateina vaikas ir tada vyksta darbas. Mano nuomonė yra svarbiau ne tiek orientuotis į vieną arba kitą šalį, mano nuomonė orientuotis į konvencijos standartus. Tai yra visiškos įtraukties, kalbos pripažinimą, turėti supratimą vertybinį ir žmogaus teisų prasme, link ko mes einam. Va tas yra labai svarbu. Ir konvencijoje mes turime labai stiprų straipsnį, 8 straipsnis dėl visuomenės švietimo arba visuomenės sąmoningumo, jeigu tiksliau išverčiant iš anglų kalbos, būtų visuomenės sąmoningumo ugdymas. Tai, ką aš matau, kad dabar jaunieji kurčiųjų bendruomenės žmonės irgi eina į mokyklas ir ugdo visuomenės sąmoningumą dėl kurčiųjų kultūros ir gestų kalbos. Tai yra kelias, kuris yra, manau, visoms žmonių su negalia bendruomenėms ir žmonių ir, tarkim, ir visiems išmokti, suvokti konvencijos principus, standartus, į ką eiti, ko mes norim, kodėl reikalinga įtrauktis. Vienoje šalyje mes rasim vieną gerą pavyzdį, kitoje šalyje kitą gerą pavyzdį. Kai kur jau Lietuva yra geras pavyzdys. Kažkas gali atvažiuoti pas mus ir sakyti, vau, kaip jūs šiandien blogai padarėte. Taip kad, mano nuomonė, kiekviena šalis turi gerų ir blogų praktikų. Ir verta mokytis iš vienos arba kitos, ir kaip sakiau, nėra idealios šalies. Yra, pavyzdžiui, konstituciniai pripažinimai. Suomija, Austrija. Iš ten galime mokytis, kaip pripažinti konstitucinių lygmenių gestų kalbą. Kitos šalis galbūt yra švietimas. Pavyzdžiui, dėl švietimo tikrai yra Skandinavijos šalis. Būtų galima, ten mes tikrai rasime Skandinavijos šalise gerų pavyzdžių, kur tai yra jau dalis bendro ugdymo sistemos. Bet pagrindinis dalykas mūsų, jeigu kalbant, mano nuomonė, supratimas konvencijos principų, konvencijos tikslų ir konvencijos, mes dar sakom, žmogaus teisų standartų. Atėjus tam supratimui, tada liktai kažkaip viskas lengviau pasidaro. Mano nuomonė yra labai įdomus yra dalykas. Gestų kalba, šiaip visuomenė Lietuvos, kalbant apie Lietuvos visuomenę, tikrai žino tokį dalyką kaip gestų kalba. Kažkas daugiau mažiau yra matę, galų galia per televiziją matė žinias, sakykime, panoramą ar ten kitas žinias, jau yra, ir tas yra, jau yra gerai. Ir tam tikras toks iki sąmoninis lygmuo, sakykime, lygmenyje, jau žmonės jau žino, kad kurčiųjų bendruomenė egzistuoja ir jai informacijos prieinamumas reikalingas. Bet yra dar vienas momentas, manau, ką kurčiųjų bendruomenė gali dar stipriau akcentuoti ir irgi įdėti į visuotinį žinojimą. Tai yra kurčiųjų kultūra, kurčiųjų menas, kurčiųjų tapatybė. Ar ne? Tai yra konvencijos dalis. Ir mano nuomonė, kad dabar mes tokį klausimą reikia kelti. Svarbus yra apie apskritai žmonių su negale arba kaip tapatybė. Bet kokią mes paimtume ar vienokią arba kitokią negalę sritį, mes turėtume kalbėti, štai mes kokie esame. Pasididžiavimas tam tikras. Tai yra pasididžiavimas štai, ką mes turime, štai, ką mes galime, štai, ką mes atnešame visuomenę, štai kokie mes esame. Mano nuomonė, tas kurčiųjų tapatybės, per kurčiųjų meną, per kurčiųjų pasiekimus, per kurčiųjų, sakykime, bendravimą, kuris yra, ir kurčiųjų aplinkas, kurios yra įdomios, savotiškos ir atneša ir prisideda prie visuomenės, ne tik įvairovės, bet prie visuomenės vystymosi. Ačiū Jums už visus atsakymus ir už Jūsų darbą ginant neįgaliųjų teises. Ačiū, kad pasidalinat patirtim. Jums labai ačiū.